Labas. Ar prisimeni pirmasis kompiuterius mokykloje? Man tos pamokas buvo pačios įdomiausios. Mes esame prie Abraomo Kulviečio mokyklos. Čia visos pamokas įdomios. Sužinokime, kodėl. Modernesnis negu kiti kabinetai, yra kompiuteriai, lentos, mes čia galime atlikti daugiau tyrimų negu paprastose kabinetuose, kur yra paprasti mediniai salai. Čia ir lentos yra interaktyvios, kur galima matyti visas animacijas, viską galima daryti moderniau negu paprastame kabinete. Tikrai šiuolaikinėje mokykloje mes neįsivaizduojam be atnaujintos mokymo priemonių bazės. Tai pirmiausiai struktūrinių fondų dėka ir bendros mokyklų kompiuterizacijos projektų dėka mokyklos gauna naują gamtos mokslams, technologijoms, menams ir taip pat informacinėms technologijoms skirtą modernę įrangą. Daug įvairios įrangos, kaip kompiuteriai ir kopijavimo aparatai, įvairios magnetinės lentos ir mūsų išmanioji lenta. Prieš keletą metų pradėjus dirbti šitame kabinete supratau, kad dar turiu labai daug kur tobulėti ir kiekvieną dieną naudoju štai šitokį nepaprastai gerą dalyką mokymuisi skirtą, tai yra interaktyvi lenta. Tiesiog tai yra mokytojui nepakeičiamas dalykas. Galima sakyti, kad pačios moderniosios technologijos jos yra naujų galimybių atradimo pagrindas, todėl kad mokinys jau pats gali konstruoti savo mokymąsi, pažinti, bandyti ir tai, kaip ir mes sakome, tas mokymasis eina iš mokinio poreikių, ne tik iš vadovėlio, kuris pateikta sausa medžiaga. Labai daug skaitmeninio, elektroninio turinio ateina šiandien į mokyklas per įvairias mokymosi svetainės. Čia irgi naujas toks reiškinys, kad mokyklose ir pradinio ugdymo, bet ypatingai 5-8 klasių, pagrindinio ugdymo pirmajam koncentre labai daug yra sukurta modernių gamtos mokslų svetainių, kur mokinys gali laboratorinius daryti, tam tikrus eksperimentus modeliuoti. Mūsų gimnazijoje iš tikrųjų mokosi labai daug žingeidžių, gabių moksleivių. Didžioji jų dalis domisi gamtos mokslais, labai daug renkasi išplėstinį biologijos kursą. Dabar per pastaruosius 10-15 metų gamtos mokslų kabinetai buvo aprūpinti įvairią įrangą. Mes gavome nešiojamus ir stacionarius kompiuterius, multimedijas, dokumentų skaitytuvą. Moksleiviai visi buvo aprūpinti mikroskopais, taip pat gauti mokytojo mikroskopai, prie kurių jungiasi filmavimo kameros. Gavome laboratorijas nešiojamas, kurių pagalba galima atlikti eksperimentus ir gamtoje, ir kabinete. Na, tai be abejo, jeigu yra tos pagalbos daugiau, tai lengviau įsisavinti viską, ko gero, kiekvienam mokiniui ir automatiškai gerėja ir pažymiai. Besimokantis mokytojas, besimokanti mokykla, nes mes kiekvieną dieną mokomės naujų dalykų, tiek pasikeitus technologijom, vien tai, kad ateina vaikai jau su kitų užsakymų. Ir mokytojas labai dažnai tampa jau fasilitatorius. Yra dalykų, kur mokiniai puikiau gali sukonstruoti ir tam tikras lenteles ir atsidaryti ir puslapius ir jų gebėjimai ateina jau kaip beveik kaip iš ankstyvosios vaikystės. Ir mokytojui būti labai reikia lanksčiam, nes tiek klausimų, tiek pačio pažinimo procese jie abu yra besimokantieji. Mums labai svarbu iš tiesų apie tai, kad atsirastų skaitmeninis arba mokymosi turinys, kurį mokiniai galėtų ir pažinti, ir galėtų atlikdami užduotis, praktiškai spręsdami, kurti savo ugdymo turinį, kurti savo žinojimą. Be mokinio dalyvavimo mes neįsivaizduojam, kad jis išsiugdys kompetencijas. Tik veikdamas, tik pažindamas, jis pats gali pažinti ir išmokti tų dalykų. Esu nustebęs, kaip pasikeitė per kelis metus mokyklos. Nebereikia sėdėti prie vieno mikroskopo ar prie vieno kompiuterio 7 žmonėm. Viską galima dabar daryti individualiai. Pagalvojau, kad su mielu noru grįžčiau į mokyklą. Tapčiau kokiu biologu ar chemiku.